Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Ofiso dramos ir aš jos vedėja Paulina Butiriūtė. Šio vakaro tema – verslo etiketas. Kokios etiketo taisyklės galioja versle, ką daryti, o svarbiausia, ko nepadaryti, kalbame su etiketo lektore Emilija Ždanovič-Pečkienė. Labas, Emilija. Labą dieną. Emilija, ar tiesa, kad etiketo taisyklės, kurios taikome kasdienėme gyvenime, nebūtinai tinka verslo aplinkoje ir kartais tai gali netgi pakišti koją? Ir jeigu tai tiesa, duok pavyzdžių. Taip, Paulina, iš tikrųjų taip ir yra, nes kasdienėme gyvenime taisyklės, kurios yra naudojamos bendraujant su šeimos nariais, su mūsų draugais, pažįstamais arba kitais asmenimis, labai skiriasi nuo tų, kurios yra taikomos verslo aplinkoje ir nebūtinai tinka toje aplinkoje bendraujant su vadovais, kolegomis, klientais, partneriais ir, kaip tu sakai, kartais tikrai gali sudaryti labai kuriozinių situacijų. Toks vienas paprasčiausias pavyzdys yra vyrų ir moterų santykiai. Tai yra, jeigu paprastoje kasdienėje aplinkoje vyras turi galimybę parodyti moteriai dėmesį, pavyzdžiui, padėti jai nusivilkti paltą arba padėti sėsti prie stalo, tai verslo aplinkoje tai gali sudaryti tikrai nemažai rūpesčių ir netgi kartais gali būti apkaltintas ir seksizmu. Gerai, tada yra verslo etiketas. Tai kokios esminės taisyklės galioja verslo etikete ir kas iš esmės čia kitaip negu kasdieniame etikete? Tai pirmiausia, ką turėtume žinoti ir ką turėtume atkreipti dėmesį, tai kad verslo etikete arba verslo atmosferoje, verslo pasaulyje lyties neegzistuoja, lytis nėra svarbi, o svarbus yra rangas, statusas ir užimamas pareigos. Tuo tarpu, kai kasdienėme gyvenime svarbus yra, pirmenybė yra teikiama pagal atsižvelgiant į amžių ir lytį. Klausiu tada apie klaidas. Kokias verslo etiketo klaidas dažniausias pastebi, jog yra daromas? Kur pasimauna, kitaip tariant? Iš tikrųjų, tų klaidų pasitaiko visur ir praktiškai kiekviename etape. Pavyzdžiui, pradedant nuo to, kad mes nemokame tinkamai pasisveikinti, pristatyti kitus. Ir baigiant tuo, kad mes nemokame kritikuoti arba sakyti komplimentus arba priimti komplimentus darbo aplinkoje. Taip pat dažnai klaidos yra susijusios su pernelik dideliu familiarumu verslo aplinkoje. Pavyzdžiui, bučiuojantis, apsikabinant arba siunčiant elektroninius laiškus, tekstinės žinutes su šypsenėlėmis, labukas, taip. Tuomet dar vienas pavyzdys, tai yra kreipiniai mažybinė forma į savo kolegas. Verta susimastyti. Ir pakalbėkime dabar, Emilija, apie kelias tokias situacijas darbe, kurios yra dažnos, o svarbiausia apie tos pagrindinės etiketo taisyklės, kurių verta nepamiršti. Sakykime, darbo pokalbis. Kokias etiketo taisyklės verta atminti, ruošiantis darbo pokalbiui, dalyvaujant ir einant į jį? Tai ruošiantis į darbo pokalbis, pagrindinis klausimas, kurį dažniausiai gaunu, tai yra kaip apsirengti. Ir atrodytų tai paprasta viena vertus, bet kita vertus tikrai gali sukelti nemažai keblumų, nes vienos griežtos taisyklės, kokį aprangos kodą pasirinkti, nėra. Tai labai priklauso nuo pačios įmonės. Tai aš visada patariu pirmiausia surinkti kuo daugiau informacijos apie potencialų darbdavį, apie kultūrą, apie vertybės ir apie įmonės specifiką, į kurią planuojame arba norėtume įsidarbinti. Be to šios informacijos pagrindų išsisprendžia ir kiti klausimai. Tai yra, kokį bendravimo stilių pasirinkti. Ar darbdavys taikys arba šitoje įmonėje, konkrečioje įmonėje yra taikomas labiau formalios taisyklės, ar kaip tik yra priimtas toks laisvesnis bendravimas. Ir grįžtant prie aprangos, pavyzdžiui, tai galime numatyti, jeigu tai yra finansų institucija arba jeigu tai yra valstybės tarnyba, tai tikriausiai ir pasirinkti reikėtų tokį business professional stilių. Darbinantis kitur galbūt reikėtų atsižvelgti į tokį paprastesnį stilių, pavyzdžiui, business casual, arba darbinantis einant į darbo pokalbį į startup verslo modelio įmonę, tai galbūt užtenktų ir paprasto smart casual stilius. Tai reikėtų atsižvelgti į šitos dalykus, į tokius niuansus, beje, ir darbo pokalbių metu irgi reikėtų į tai pasižiūrėti, nes mes matome, kokį toną užduoda potencialus darbdavys ir kaip elgtis. Visada patariu stebėti darbdavio poziciją ir tuomet prisitaikyti prie jos. Pokalbių metu, ką norėčiau akcentuoti, tai reikėtų mokėti save pristatyti. Ir čia yra toks paradoksas, kad atrodo, niekur neturime tiek daug informacijos, kaip
kaip apie save, bet iš tikrųjų pavadinkime tai autoprezentacija. Tai yra labai sudėtingas dalykas, kuriam reikia pasiruošti. Lygiai taip pat, kaip reikėtų pasiruošti atsakyti į tam tikrus galimus klausimus, kuriuos tikrai nesunku numatyti, jeigu turime informacijos apie potencialų darbdavį. Dar vienas pavyzdys arba dar vienas patarimas, tai neskubėkime tiesti rankos. Tas labai nejaukus momentas, kai ateiname galbūt į kabinetą, viskas nauja, nežinom, ką daryti, tai iš tikrųjų mes turėtumėm pasisveikinti žodžiu ir laukti, kol mums išties ranką. Kaip reikėtų daryti? Mes turėtume pasisveikinti, prisistatyti, nes mūsų nepažįsta, kol kas mes esam tik tai kandidatas, o tikriausiai tų kandidatų yra ir daugiau, ir tik tuomet sulaukti, ar mūsų potencialus darbdavys išties mums ranką. Jeigu ne, tai mes turime to susilaikyti nuo šito veiksmo. Kita situacija - verslo pietūs. Kokios taisyklės galioja būtent čia ir kas čia yra kitaip negu pasimatymo metu? Verslo pasaulyje labai svarbi taisyklė arba labai svarbus principas yra punktualumas. Tai jeigu pasimatymę mes galime šiek tiek pavėluoti, sakykime, iki 15 minučių, tai verslo pietų laikas yra griežtai ribotas, dėl to ypatingai brangus. Tai tokiu atveju yra patariama ir reikėtų laikytis tos taisyklės ir visada turėti mintise, kad kuo daugiau vėluojame, tuo mažiau laiko turime svarbiems klausimams aptarti. Na, o daugiau tokių niuansų, manyčiau, kad iškyla tuo met, kai dalyvauja susitikime abiejų lyčių atstovai. Tai, pavyzdžiui, vyras ir moteris. Tai jeigu pasimatymo metu vyras turi puikią progą parodyti dėmesį moteriai, parodyti savo galantiškumą, parodyti, koks jis yra džentelmenas, padėti nusivilkti paltą, atsisėsti prie stalo, atitraukiant kėdę, tai verslo pietų metu nuo tokių veiksmų reikėtų susilaikyti, nes tokie veiksmai gali būti traktuojami visiškai kitaip ir mes galime likti nesuprasti. Kitas dalykas yra sąskaitos mokėjimas, arba gal dar prieš sąskaitą pasakysiu apie užsakymo pateikimą. Tai jeigu yra pasimatymas, tai pirmiausia, moteris savo pageidavimus pasako vyrui, o šis padavėjui. Verslo pietų metu iniciatyvos galėtų imtis tas, kas kviečia. Tai yra užsakyti ir pasakyti padavėjui abiejų ar daugiau asmenų pageidavimus. Bet galima pirmenybę suteikti ir svečiui. Ir tokiu būdu parodyti, kas mokės sąskaitą. Galima pasakyti, kad mano svečias yra pasiruošęs užsakyti. Kalbant apie sąskaitos mokėjimą, manyčiau, kad irgi yra svarbus akcentas, kurį galima uždėti ir taip palyginti skirtingas situacijas. Tai paprastas pavyzdys. Mano studentai visą laiką klausia, tai kaip žinoti, kas turėtų tą sąskaitą apmokėti? Aš sakau, žinoti yra labai paprasta. Reikėtų išgirsti kvietimo tekstą. Arba aš kviesiu Pauliną, papietaukime šiandien kartu. Arba aš sakysiu, Paulina, kviečiu tave pietum. Tai yra jaučiasi skirtumas. Jeigu aš kviečiu, reiškia, aš mokėsiu. Jeigu aš siūlau papietauti kartu, reiškia, mokėsime atskirai. Kita situacija - renginiai ir vakarėliai įmonėse. Tai kokias etiketo taisyklės verta atminti prieš einant ir jau dalyvaujant tokiuose renginiuose? Tai svarbiausias dalykas prieš einant į vakarėlį yra tas, kad turėtume pasidomėti, koks yra renginio formatas ir kur vyks renginys. Ir jeigu yra nurodyta tematika, jeigu nurodytas aprangos kodas, pavyzdžiui, yra nurodyta, kad vakarėlis yra Havajų tema ir lygiai toks pats yra aprangos kodas, o viena iš kolegių arba vienas iš kolegų ateis vilkėdamas dalykinį kostiumą arba puošnę gražią suknelę, tai yra didžiausia etiketo klaida. Tai yra faux pas. Ir tarp kitko norėčiau tave pagirti, nes praktiškai tu pati savo video Instagrame atsakė į šitą klausimą. Man šitas formatas yra labai priimtinas, tai aš kelis kartus žiūrėjau tavo filmuką. Kaip nesielgti vakarėlį. Kaip nesielgti, arba kaip elgtis, kad jeigu norime sugadinti įvaizdį. Tai manyčiau, kad taip juokaujant, juoko formą galima pasakyti ir taip akcentuojant tavo pateiktą filmuką ir informaciją, tai galima laikytis 2 taurių taisyklės. Tada viskas bus gerai, nekils jokių keblumų ir nereikės kitą dieną slėpti akių arba, kaip aš juokauju, norėti išskristi į kitą planetą arba išeiti iš darbo nuo gėdos. Pakalbėkime dar apie dalykinę aprangą. Kokias dažniausiai klaidas pastebi darant būtent dalykinės aprangos kontekste?
Tai šitoj vietoj manyčiau, kad pastebi tokią bendrą tendenciją, galbūt pirmiausia nenorėčiau atskirti vyrų nuo moterų, bet bendra tendencija yra tokia, kad mes nežinome aprangos kodų, mes nemokame apsirengti pagal situaciją, tai yra laiku ir vietoje. Ir šitoje vietoje labai man patinka anglų kalba žodžiai, tai yra underdressed arba overdressed, kas vienu atveju reiškia, kad pernelyg puošniai apsirengęs arba pernelyg formaliai apsirengęs, negu numato situacija, arba atvirkščiai, apsirengę esame per prastai, per paprastai arba kaip tik ne tiek formaliai, kiek reikalauja tam tikra proga. Na, o jeigu akcentuotume atvejus galbūt arba konkrečius aspektus, kurie gadina moterų ir vyrų įvaizdį, verslo įvaizdį, ir aš čia kalbėsiu apie tokį klasikinį, dalykinį verslo etiketą, tai pirmiausia pakalbėsiu apie moteris. Tai yra pėdkelnių nenešiojimas vasarą, tai yra bateliai atvirų kulnų arba atvirų priekių, arba dar blogiau bateliai atvirų priekių ir pėdkelnių nešiojimas, tuomet pernelyg priglūdusi apranga. Ir dar vienas akcentas, kurį norėčiau paminėti, tai yra nagai, pernelyg ilgi arba ryškus. Dar vienas dalykas tai yra iškirptės, kurių irgi neturėtų būti labai ryškių verslo darbo aplinkoje. Na, o kalbant apie vyrus, tai čia irgi pajuokausiu, nes paskutiniu metu labai daug dėmesio skyriau savo Instagram paskyroje vyrų kojinėms. Tai yra, arba jos būna per trumpos, arba baltos, arba pernelyg spalvotos. Taip pat galima paminėti sintetinius marškinius arba marškinių dėvėjimas trumpomis rankovėmis prie dalykinio kostiumo, kas irgi nėra leistinas dalykas. Basutės kartais pasitaiko, dėja, bet kojinių nešiojimas su basutėmis dažnas atvejis, kaip sakau, dėja, dar kartą pabrėšiu šitą dalyką. Na, turbūt pukinės triukės, kas man irgi nelabai patinka, kai yra, kas nedera su dalykiniu kostiumu visiškai, jau reikėtų pasirūpinti galbūt ir paltų arba kažkokių tai griežtesnių viršutinių drabužių. Ir dar vienas klaidingas mąstymas, kad juoda dalykinio kostiumo spalva yra geriausias pasirinkimas. O koks yra geriausias pasirinkimas tada? Tamsiai mėlyna, tamsiai pilka, bet ne juoda. Kalbos etiketas. Kokiomis temomis galime drąsiai kalbėti su nepažįstamais ar mažai pažįstamais žmonėmis, o kokių temų reikėtų vengti? Su nepažįstamais arba mažai pažįstamais žmonėmis darbo aplinkoje geriausia kalbėti neutraliomis temomis. Tai galėtų būti darbiniai klausimai, bet neutralūs klausimai. Tai galėtų būti kelionės, tai galėtų būti menai, literatūra, kinas, kalbėti apie orus, tarp kitko irgi galima. Ir orai yra ta tema, kuri gali išsivystyti į kelionių temą, į užsienio valstybių tematikas ir taip toliau. Dėl to šita tema irgi yra tinkama. Na, o temos, kuriomis nevertėtų kalbėti, tai yra politika, tai yra finansai, pinigai, tai yra lygos, katastrofos, viskas, kad turi tokį neigiamą atspalvį, kažkokie svarbus, aštrus visuomeniniai klausimai ir be abejonės negalima aptarinėti kitų kolegų klaidų arba kritikuoti kitų kolegų už akių. Emilija, o kaip tinkamai sureaguoti, tarkime, kai sulaukiame klausimo, kuris peržengia ribas, na, tarkime, klausimas apie vaikus darbo pokalbio metu. Tikiu, kad pasitaiko tokių dalykų. Kaip mums neišsimušti iš vėžių ir kaip tinkamai reaguoti? Iš tiesų, tai ne vieną kartą girdėjau, kad darbdaviai užduoda tokį klausimą, ar planuojate turėti vaikų, ko neturėtų būti, nes klausimas peržengia ne tik įstatymo, bet peržengia taip pat ir asmeninės ribas. Na, mūsų užduotis yra sureaguoti tokį klausimą taktiškai, mandagiai, bet nepasiduoti. Tai yra atlaikyti savo poziciją. Pavyzdžiui, būtų galima pasakyti, kad ačiū už klausimą, bet labiau norėčiau susikoncentruoti į savo įgūdžius ir kompetenciją, kuri yra susijusi su pareigomis, į kurias kandidatuoju. O šis klausimas neturi nieko bendro. O kaip mandagiai pasakyti ne? Čia kalbu apie bendresnės tokias situacijas, mums to žodelio neprireikia labai dažnai, bet kartais, na, gal bus nemandagu pasakyti ir panašiai. Tai kaip mandagiai pasakyti ne? Tai yra klausimas susijęs su ribų brėžimą ir iš tikrųjų tas ribas kartais yra labai sunku išlaikyti, ypač tiems žmonėms, kurie nemoka pasakyti ne vien dėl tos priežasties, kad bijo įžeisti kitus, o tie kiti kartais tuo pasinaudoja. Tai norėčiau šitoj vietoj pabrėžti, kad etiketas yra apie mandagumą, empatiją,
kartais apie pagalbą, bet tai visai nereiškia, kad etiketo taisyklių laikymasis gali leisti mums užlipti ant galvos, grubiai tariant. Tai jeigu mes negalime, nenorime padėti tam tikrų klausimų, tai tą turime pasakyti. Galima padėkoti už pasitikėjimą arba atsiprašyti, kad šiuo metu negalime padėti, bet taip ir tiesiai šviesiai pasakyti. Na, vienas iš tokių pavyzdžių, galbūt paprastas, galima pasakyti, labai esu dėkinga, kad tu kreipiesi į mane, bet šiuo metu turiu kitų įsipareigojimų, kuriuos privalau įvykdyti iki tam tikro termino. Ir tai nebus pasiteisinimas, o kaip tik tai parodys, kad mes gerbėme savo ir kitų laiką. Dar labai noriu sugrįžti prie rankų paspaudimo ir išsiaiškinti tai kartą ir visiems laikams. Tai visgi, Emilija, kas pirmas turi sveikintis, tiesti ranką ir kokiais atvejais yra galimas rankos paspaudimas, kai kairė ranka yra uždedama ant viršaus? Tai remiantis bendrų verslo etiketo algoritmų, kur yra svarbus statusas ir užimamos pareigos, sveikinti žodžiu pirmas turėtų žemesnės pareigas užimantis asmuo, tačiau čia galėčiau nesutikti, nes yra kita medalio pusė. Sveikintis turėtų tas, kuris yra mandagesnis, bet to aukštesnės pareigas užimantis asmuo, jis neturėtų rodyti savo statusą, neturėtų tą akcentuoti ir matydamas pirmą savo kolegą arba savo pavaldinį, neturėtų laukti, kol su juo bus pasisveikintas žodžiu. Nes tai būtų nemandagu, o kaip tik turėtų parodyti tą iniciatyvą. O kalbant apie rankos paspaudimą, tai jau šitoje vietoje iniciatyvą turėtume palikti aukštesnės pareigas einančiam asmeniui arba savo viršininkui. Na ir kadangi minėjai, kad kada jau galima tą kairę ranką uždėti, tai reikėtų atsiminti, kad kalbant apie verslo aplinką, vienintelis fizinis kontaktas, kuris yra leistinas, yra būtent rankos paspaudimas. Visi kiti prisilietimai, visi kiti veiksmai, tai ar tai yra kairės rankos uždėdimas ant viršaus, ar tai yra čiumpimas už alkūnės, ar tai yra baksnojimas per petį ar per nugarą, yra nepriimtini verslo aplinkoje ir todėl nuo šitų veiksmų reikėtų susilaikyti. Dar noriu pasmalsauti, visgi tada, jeigu ne verslo aplinkoje, kada galimas tas rankos paspaudimas, mano minėtas, kai kairė ranka yra uždedama ant viršaus? Tai manyčiau, kad tokia situacija yra laidotuvės, kai mes tikrai norim parodyti savo rūpestingumą. O ar tiesa, kad nusičiaudėjus verslo aplinkoje nereikia atsiprašyti ir linkėti į sveikatą, kad tai yra labiau tradicija, bet ne etiketas? Ir jeigu tai tiesa, galbūt yra ir daugiau tokių pavyzdžių iš tradicijos atėjusių? Nuo vaikystės mums jau taip įskiepijo, kad sakyti į sveikatą lygiai taip pat kaip ir linkėti skanaus, tai yra mandagaus, išauklėto žmogaus požymis. Tačiau etiketo taisyklės numato visiškai kitaip. Kiekviena etiketo taisyklė, kiekviena etiketo rekomendacija turi savo loginį paaiškinimą. Ir žvelgiant iš etiketo perspektyvos, šiuo atveju yra paaiškinama tuo, kad čiaudulys yra natūrali žmogaus organizmo reakcija į tam tikrus dirgiklius, kuriuos mes ne visada galime ją suvaldyti. Ir todėl, jeigu žmogus nusičiaudėja ir esantis kartu arba šalia žmonės vienu metu atsisuka į jį, akcentuodami tą veiksmą, sako choru į sveikatą, tai ne visai gražiai ir ne visai elegantiškai atrodo. Lygiai taip pat galima, kaip yra, tų teorijų aišku yra visokių ir skirtingų, bet aš pasirinkau tas labiausiai galbūt racionalias. Tai kodėl patariama neakcentuoti, nesakyti, nelinkėti skanaus, nes manoma, kad tokiu būdu mes priverčiame bevalgantį žmogų pilna burna padėkoti. Ačiū, kas irgi ne visai elegantiška ir gal nepatogu. Bet jeigu mums palinkėjo į sveikatą ir skanaus, tai padėkoti privalome. O kaip manai, ko yra dažniau? Ko gero žmonės vis tiek ir verslo aplinkoje ir linkia į sveikatą, ir atsiprašo, nes tiesiog tai yra taip mūsų kultūros dalykas, kad... Taip, nes mes turime tokią tradiciją ir kaip jau minėjau, kad mums tą įskiepijo jau nuo vaikystės ir kartais, kodėl ne? Jeigu pas mūsų aplinkoje taip yra priimtina, tai kodėl ne? Pakalbėkime apie geras manieras, kai viename kabinete dirba ne vienas, o keli kolegos. Ką verta atminti būnant tokioje aplinkoje? Tai tau leidus pasakysiu pavyzdžius, kuriuos pati ne per seniausiai girdėjau, tai yra tokius nusiskundimas. Tai yra
kvapai ir triukšmas. Ir nepaslaptis, kad yra kolegų, kurie mėgsta daugiau kalbėti, diskutuoti, multitaskinti ir tuo vienu metu gali kalbėti ir telefonu, ir diskutuoti, ir tuo pačiu metu dirbti, bet yra kolegų, kuriem reikia tylos tam, kad galėtų susikaupti ir atlikti savo darbus. Tai vis dėlto etiketas numato, kad reikėtų išlaikyti tylą. Ir jeigu mums skambina, arba jeigu mes norime paskambinti, mes turime išeiti į kitą erdvę, į kitą patalpą, pakalbėti ir tuomet grįžti. Na, o kalbant apie kvapus, tai yra maistas ir kvepalai, ką paskutiniu metu esu girdėjus ir ką klausia sekėjai arba skundžiasi sekėjai. Tai kalbant apie maistą, etiketas tikrai nenumato tokios taisyklės, kad galima valgyti prie darbo stalo. Reikėtų išeiti į specialią patalpą arba virtuvėlę, kad nebūtų tų pašalinių kvapų, nes jie tikrai gali kartais dirginti kitus. Na, o kalbant apie kvepalus, asmeninė higiena be abejo yra svarbi, tačiau reikėtų rinktis neutralius kvapus, kvepintis nedaug, tam, kad nesukelti galvos skausmų arba, kas dar blogiau, alerginių reakcijų savo kolegoms. Liftas. Ar yra kokių nors etiketo taisyklių susijusių su liftu? Tai pirmiausia, bendra etiketo taisyklė, kuri galioja ne tik liftui, bet ir kitoms erdvėms ir kuri galioja ne tik verslo aplinkoje, bet ir kasdieninėme gyvenime, tai yra ta, kad pirmiausia mes turime praleisti žmonės, šiuo atveju išleisti, duoti galimybę išeiti iš lifto ir tik tuomet galime įeiti. Na, o kalbant apie verslo etiketo, tai dažnas klausimas yra, kas pirmas. Tai pirmas užeina ir išeina iš lifto tas, kas yra arčiau durų. Kita vertus, vėlgi, etiketas yra labai lankstus ir etiketas, aš visada pabrėžiu, nėra nei baudžiamasis, nei administracinis kodeksas, todėl reikėtų žiūrėti į situaciją. Tarkime, jeigu važiuojame lifte kartu su savo viršininku dviese, daugiau jokių pašalinių žmonių nėra, tai kodėl mums jo nepraleidus, nesuteikus tą pirmenybės teisę išeiti iš lifto pirmam. Na, įlipus į liftą, manoma, kad yra mandagu pasisveikinti, nusimti kuprinę, jeigu turime, kad nekliudytume kitų žmonių, eiti giliau, kad ir kiti turėtų erdvės ir nekalbėti ir nežiūrėti į akis, ypač kai erdvė yra maža, nes tai gali kompromituoti kitus asmenis. Na ir klausimas apie daiktą, kurį turime visi ir jį nešiojamės visur ir visada, tai yra telefonas. Pietų metu, susirinkimo metu, kur jį laikyti, kaip elgtis ir kokios taisyklės galioja čia. Susirinkimo metu arba pietų metu telefonas neturėtų būti naudojamas, jo garsas turėtų būti pritildytas. Nes jeigu mes padėsime telefoną ant stalo, kur jam tikrai ne vieta, tokiu būdu mes transliuosime savo pašnekovui, kad aš galiu blaškytis, mano dėmesys gali būti ir čia, ir čia galbūt aš laukiu kažkokių tai žinučių. Tai tokiu būdu mes transliuojame, kad pašnekovas arba pokalbis mums nėra svarbus, o mūsų pagrindinė užduotis vis dėlto yra suteikti visą dėmesį pašnekovui ir įrodyti, parodyti, kad pokalbis mums yra reikšmingas. Aišku, būna atveju, kai mes laukiam svarbaus skambučio, tai tokiu atveju yra mandagu įspėti pašnekovą. Ir kai tik mums paskambina, atsiprašome, išeiname į kitą patalbą arba į kitą erdvę, stengiamės kalbėti trumpai, grįžtame, dar kartą atsiprašome ir tuomet galime toliau tęsti pokalbį su pašnekovu. Skaitmeninis etiketas, laiškai, Messenger ir kitos programėlės. Kokias taisyklės etiketo reikia įsidėmėti skaitmeninio etiketo? Skaitmeninės priemonės taip palengvino mums gyvenimą, kad mes tiek atsipalaidavome, kad pamiršome, kad verslo aplinkoje darbe privaloma laikytis tam tikrų formalesnių taisyklių. Tai pagrindiniai dalykai, kuriuos aš norėčiau akcentuoti ir kuriuos verta būtų pabrėžti, tai yra laikas ir formalumas arba oficialumas. Laiko atžvilgių, laiko aspektų, siųsti elektroninius laiškus arba tekstinės žinutes, naudojantis programėlėmis, reikėtų tik tai darbo valandomis arba pagal susitarimą. Na, o kalbant apie oficialumą, tai mes pamiršome ir, kaip ir minėjau, šiek tiek per daug atsipalaidavome, nes naudojame šypsenėlės, rašome visas paklodės, ypač kai siunčiame žinutes tam tikromis skaitmeninėmis priemonėmis, bet vis dėlto reikėtų tam tikrą oficialumą išlaikyti. Tai, pavyzdžiui, siunčiant tekstinę žinutę, tekstas turėtų būti oficialus, trumpas, lakoniškas, parašytas taisyklinga kalba, nenaudojant šypsenėlių, nenaudojant jokių trumpinių ir laikytis esmės, tą, ką norime perteikti. Na, o kalbant apie balso žinutes, kad irgi yra kartais patogus ir paplytęs dalykas, tai verslo aplinkoje balso žinutę galima siųsti tik tai tuomet, kai esame įsitikinę,
kad toks bendravimo, toks konversacijos formatas mūsų pašnekovui yra priimtinas. Na ir pabaigai, kokius 3 esminius patarimus galėtum duoti, kaip sudaryti gerą įspūdį bet kur ir bet kada, kad ir kur bebūtumėm. Šypsokitės, būkite elegantiški ir taikykite etiketo taisyklės. Ačiū už pokalbį. Ačiū tau, Paulina. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Emilija spėjome jums papasakoti. Susitikime prie ekranų kitose Ofiso dramų laidose. Iki.